Sveiki, aš Austėja ir šiandien vėl kviečiu Jūs keliauti laiku. Archeologo specialybė dažnam asocijuojasi su po žeme rastais kaulais, tad šiandienos tema neišimtis. Aplankysime zooarcheologijos laboratoriją, o po pokalbio apie praeities žvėris senoviniu būdu kepsime mėsą. Žalėdžio, arba vis, arba ožka. Archeologinių tyrimų metu, ypač gyvenviečių ar piliakalnių kultūriniuose sluoksniuose, gyvūnų kaulai dažnas radinys. Tuo meto užstalės etiketas leisdavo nuograužą sviesti po stalu ar į kampą, o visus maisto likučius suversti kieme už trobos. Archeologų džiaugsmui kaulai išliko. Jie surenkami, valomi ir plaunami. O sudėliojus radinius pagal ištirto ploto kvadratus, gaunasi štai tokia gyvūnų kaulų mozaika. Tvarkome praeitų metų Aukuro kalno piliakalnio radinius, plaunam, rūšiuojam ir akivaizdu, kad dauguma jų, galbūt net kokių 80% sudaro ne kas kitas kaip gyvulių kaulai. Tai yra pagrindinė masė medžiagos. Na ir kyla elementarus klausimas, kągi mes galime pasakyti, kokiasgi išvadas archeologai gali padaryti iš gyvulių kaulų. Galima iškart pastebėti, kad kaulai yra labai fragmentuoti, tai yra netgi stambus kaulai yra smulkiai suskaldyti. Tai panašu, kad tikrai kaulų čiulpai, ar kaip mes vadinam smegenis, tuo metu buvo skanėstas. Arba tai rodo, kad vis tik tais galbūt ir badas žvelgia į akis, nes stambus kaulai yra pavirsti tiesiog smulkiais fragmentais, suskaldyti, kas reikalavo ir tam tikrų didelių fizinių pastangų. Ateityje bus nustatyta šių kaulų rūšinė sudėtis, procentinė sudėtis. Jau vien tai yra be galo svarbu, kadangi atspindi tam tikros epochos gyvulių ūkį. Šie kaulai keliaus į Vilniaus universiteto zooarcheologijos laboratoriją. Ten juos vertins ir tirs Giedrė Peličiauskienė. Rečiau aptinkami pavyzdžiai papildys universitete kaupiamą gyvūnų kaulų kolekciją. Dalį šios kolekcijos apžiūrėjau mokslo daktarės darbo kabinete. Teko atkreipti dėmesį į vieną pavyzdį, kurio neįmanoma nepastebėti. Stambi kaukolė su ragais. Kam jį priklausė, nesunku atspėti. Tai stumbras. Lietuvoje išnaikinta, bet atkurta rūšis. Šiandien šios žvėris galima išvysti ne vien tik Pašilių stumbryne. Apie kelius šimtus stumbrų jau gyvena laisvėje mūsų šalies miškuose. Tokios reprodukcinės sėkmės nesulaukė kitas stambus gyvūnas, likęs tik vietovardžių, gatvių, įmonių ir sporto klubų pavadinimuose. Tauras. Dar vienas gyvūnas, kuris irgi turi tokį kultą mūsų istorijoje. Tai ką iš zooarcheologinių duomenų mes apie taurą žinom? Iš tiesų, tai ko gero apie taurą galim šnekėti tik tai, kada mes kalbam apie akmens amžiaus kažkokius gyvenvietės Lietuvoje, todėl kad turim šiokią tokią problemą. Turim dvi gyvūnų rūšis, tai yra tauras ir stumbras. Jie yra giminaičiai, atlikti genetiniai tyrimai parodė, europinis stumbras tai yra prieš tai gyvenusio stepinio stumbro ir tauro palikuonis. Ir, galbūt tai yra viena iš priežasčių, dėl ko tauro ir stumbro kaulai iš tiesų yra labai labai panašus ir juos identifikuoti yra sunku. Ko gero, stumbrai Lietuvoje apsigyveno vėliau negu taurai, galima daryti tokią prielaidą, bet vėlgi tai reikalauja atskiro tyrimo, bet tokios pirminės prielaidos kyla. Todėl, kad visiškai kitokią situaciją mes turim viduramžiais. Išskirtinės svarbos objektuose, kur gyveno aukšto socialinio sluoksnio žmonės, kur gyveno kunigaikščiai, karaliai, kurių pagrindinė, kaip sakant, ir pramoga, ir apskritai kažkokių reikalų tvarkymo būdas net buvo medžioklės, ir kurie tikrai medžioklėse praleisdavo labai daug laiko. Tai, pavyzdžiui, Žemutiniai pilyje mes turim 13-14 amžiuje, kad maždaug trečdalis gyvūnų kaulų randamų priklauso būtent laukiniams gyvūnams.
Ir iš jų daugiausia yra dviejų rūšių – briedžių ir stumbrų. Nes turim ir daug ragų, gal apie 30 ragų radę iš Vilniaus Žemutinės pilies. Nesam radę nei vieno tauro rago iš šio laikotarpio, nors žinom, kad taurai dar tuo metu gyveno. Ir čia vat irgi, pavyzdžiui, turim šitą kaukolę iš Vilniaus Žemutinės pilies, ten yra iš tiesų labai įdomi situacija. Ten yra rasta bene 29 stumbrų, ten liekanos, daugiausia tai yra kaukolės, kurios, sučečkavotos taip į 4 dalis, taip žymai padalintos, arba va, šita yra viena didesnių, visų 100% yra nukirsti ragai, ir va, yra visokios kirtimo, pjovimo žymės ant jų. Kodėl taip yra? Dėl to, kad, buvo nuimamos tos didelės kapsulės nuo rago. Ir, galima čia pademonstruoti ant šiuolaikinio stumbro. Aišku, jis yra jaunas ir šiuolaikinis, toks visai nedidelis, gyvenęs aptvare, tai vėlgi dar mažesnis negu kad, kaip sakant, negu kad laukinis. Principas, aišku, yra labai paprastas. Tiesiog, beveik jau iš karto geriamasis ragas. Prasme, čia daryti ir geriamieji ragai, ir įvairūs kiti dirbiniai, taip kad, tai buvo tikrai naudojama, tai buvo vertinama, tai brangu. Toli gražu ne kiekvienas pilietis galėjo taip imti ir susimedžioti stumbrą. Aišku, yra žinoma brakonieriavimo atveju, kaip ir visais laikais, bet stumbrai galėjo būti medžiojami tik karališkų medžioklių metu, o jau ten vėlesniais laikais valdovas teoriškai galėjo duoti leidimą savo kokiam nors didikui nusimedžioti stumbrą, bet nėra berods nuo 15 amžiaus žinoma nei vieno tokio leidimo išdavimo atvejo. Tai va, ir turint omenyje, kad datavimas tai yra 14 pati pabaiga, 15 pradžia, kad tai yra valdovų rūmai, kuriuose tuo metu gyveno, kas kaip ir Vytautas, ar ne, gerai viešėdavo Jogaila. Žinom, kad jie labai daug laiko praleisdavo medžioklėse, medžiodavo kartu, kad ir prieš tą patį Žalgirio mūšį medžiojo ten kiek ar pusę metų ir ruošė atsargas kariuomeniai. Tai va, taigi pilis, karališka pilis, gyvūnas, kurį galima sumedžioti tik karališkųjų medžioklių metu, galbūt jį sumedžiojo, kaip sakant, Vytautas, gal, gerai, Jogaila. Tai va, bet kodėlgi ir ne? Kodėl galų gale galėjo būti ir ne taip? Jo, o tauro, žinokit, neturim. Kernavėje ne ką geresnė situacija. Jei viduramžiais po apylinkės ir kladžiojo taurų kaiminė, įrodymų, kad bent vienas buvo sumedžiotas, nėra. Stumbras, bent jau slėnyje gyvenusiam kauladirbiui, buvo žinomas. Pagaminęs geriamą į ragą, netinkamas medžiagas išmetė, o dabar jos muziejaus stende. Briedžių, elnių, stirnų, vilkų ar net meškų kaulų Kernavės radinių kolekcijoje taip pat yra. Tik bendrame kiekyje šis skaičius labai nedidelis. Kernaviškiai ant savo stalo dėdavo ir svečius vaišindavo tuo, ką užsiaugindavo, o nesumedžiodavo. Pievose karvės ir jaučiai, tvarteliuose avys ir ožkos, aptvaruose kiaulės. Remiantis aptiktų gyvūnų kaulų medžiaga, tokiomis detalėmis tektų praturtinti Kernavės viduramžių miesto vaizdą. Todėl rekonstrukciniai Kernavės didiko patiekalo gamybai labiau tiktų jaučio, o ne briedžio išpjova. Teko atkreipti dėmesį į vieną pavyzdį, kurio neįmanoma nepastebėti. Akivaizdu, jog, tarkim, 13-14 amžiuje, kunigaikščio Traidenio laikais, virtuvėje dominavo naminiai gyvūnai. Beje, čia mes dabar turime prieš akis vieno objekto, Aukuro kalno piliakalnio gyvūnų kaulus, bet jeigu žvelgsim plačiau į tokį Kernavės kontekstą ir ankstesnių tyrimų rezultatus, tai vėlgi galim iš gyvūnų kaulų atsakyti į daugelį tokių, atrodo, klausimų, kurie sprendžiami turėtų būti kitais būdais. Tai tarkim, miesto socialinė geografija. Prieš gerą dešimtmetį buvo atliktas toks įdomus tyrimas, tiesiog palyginti viduramžių laikotarpio 13-14 amžiaus gyvūnų kaulai surasti įvairiose Kernavės vietose. Piliakalnio teritorijoje, žemutinėme Kernavės mieste, aukštutinėme Kernavės mieste. Na ir kas paaiškėjo, kad vis tik skaniausia, vertingiausia mėsa nukeliaudavo ant didikų stalo, nes piliakalnių kultūriniuose sluoksniuose dominuoja tokie kaulai kaip nugarinės dalys, išpjovos, kumpiai. Tuo tarpu, jeigu pažiūrėsim į miestiečių sodybas,
Ten didžiumą kaulų sudaro kaukolės, galūnių kaulai, kanopėlės ir taip toliau. Tai rodo, kad gyvūnų kaulų tyrimai mums leidžia kalbėti apie tai, kokie socialiniai sluoksniai, kurioje viduramžių Kernavės miesto vietoje gyveno. Ir kada imam Kernavę, turint omeny jos turtingumą kiekvieną kartą, o kur tie laukiniai gyvūnai, ta prasme, turint omeny vėlgi, aplinkui miškai, fantastiškos vietos, kur tikrai turėjo knibždėti ten, pradedant stumbrais, ko gero, ir tais pačiais taurais dar turėjo galbūt užsilikę, ten jau apie briedžius nešnekėsim morelinius, o Kernavėj 1–3% laukinių gyvūnų kaulų, kada žemutiniai pily 30%. O realiai tai laikotarpis tas pats, kaip sakant, ir vienur didysis kunigaikštis, ir kitur didysis kunigaikštis. Kur tie gyvūnai, kodėl kernaviškiai nemedžiojo? Nes ištirti dideli plotai ir tikrai sakyti, ko gero, kad ar tai neradome, ar gal nepasitaikė rasti, ko gero tai netinka. Tai, vėlgi tokia galbūt iš ankstinė tokia prielaida, gana dar kol kas spekuliatyvi, bet bandysim vėlgi, kada tyrimus dabartinės medžiagos atliksim, reikės pasiskaityti gal daugiau, kad galbūt tikrai tai buvo prekeivių miestas, prekybos kažkoks centras ir žmonės prekiavo, o ne pramogavo medžiodami, kur galbūt daugiau buvo sprendžiamos ir politinės problemos kažkokie klausimai. Nežinau, kol kas sunku atsakyti tą klausimą, bet faktas, kad 10 kart mažiau gyvūnų negu, kad tarkim, to pačio laikotarpio Vilniaus pilyje. Karšto oro grūzdintuvių, modernių grilių ir kitų šiuolaikinių rakandų senovės žmogus neturėjo. Tad kviečiu kartu su mano bičiuliu Mariumi iškepti mėsą molyje senoviniu būdu. Gaminsim tokį šiek tiek jau prašmatnesnį patiekalą, tai kepsim mėsos šmotgalį molyje. Kodėl molyje? Molis yra labai geras toks temperatūros išlaikymo dalykas. Tai jeigu paliksim molyje, apdėsim mėsą žolėm, tai šiuo metu krienų lapais, tai drėgmė visai ir liks viduj, nebeišgaruos. Tai principas kaip orkaitas. Labai panašus. Gerai, tai pasiruošėm molį, kaip matau. Suminkėm jau jį. Pasiėmėm formą, tam, kad galėtume su ją dirbti šiek tiek. Taip, mėsos šmotas apie ką? Mėsos šmotas šiuo metu yra jautienos antrekotinė išpjova, kaip jie pavadino, bet tinka bele kokia raudona mėsa, taipogi ir žuvis. Kiauliena irgi iš esmės tiktų, bet kiauliena turi daug pakankamai riebalo ir tas riebalas kažkur norės pabėgti, turės daug garų ir praplėš molį. Tai bet galima. Galima, taip, bet šiek tiek sudėtingesnis procesas tik tai. Supratau. Taip, ir kokie mūsų veiksmų planai? Taip, pradėsim nuo to, kad reikia išsidėti vieną sluoksnį krienų lapų, maž tokio pločio. Imkim centrą. Iškart nulaužkim galus, kad jie mums netrukdytų. Ar taip užteks? Užteks ir dar tą trečią per centrą įdėsim, kad būtų saugiau. Tai bus puiku. Tai čia tam, kad nepriliptų mėsa prie pačio molio, ne? Kažkaip taip teisingai aš darau? Taip. O galus nulaužiam tam, kai vyniosim, kad tie galai neišlindinėtų iš molio. Gerai, susikrienavom. Ir padarysim tai, ką modernioj virtuvėj dabar žmonės labai dvejoja. Ar steiką, kaip sakoma, sūdyti ir prieskoniuoti, ar lentą sūdyti. Tai šiuo atveju šiek tiek pasūdysim mūsų lentą. Pasūdysim ir mesim šiek tiek prieskonių. Gerai. Žiupsniais, man, matuokite, šefai. Kokie du žiupsniai pilnai užteks. Ir prieskoniai, kuriuos dėsim šalia, irgi yra tikra pravanga. Taip, ir kągi mes turim iš prieskonių? Pradžiai turim tai, ką pažįstam, tai rozmariną ir turim du labai svarbius prieskonius, tai yra kubebą ir rojinius imbirpipirius. Čia yra brangiausios pipirų versijos, kurias turime, žinome, kad atkeliauja į Gdanską, o kadangi mes turim prekybos ryšius su Gdansku, tai mes turime tikimybę, kad jie atkeliavo ir iki mūsų didikų stalo. Tai taip norim pabandyti šitą raudoną mėselę paprieskoniuoti šitais prieskoniais. Dar kartelį, kaip šitas vadinamas? Kubebas. Kubebas. Taip. Bet čia yra pipiro kažkoks brolis. Taip, tai yra pipiro šeimos narys, labai aromatingas. Ir šitas... Rojiniai imbirpipiriai. Tai irgi yra pipirų šeimos narys, nors
imbierinis vadinasi, nes jeigu jį įkandus, jaučiamas imbiero poskonis. Geras. Jis toks stiprus, bet čia yra tų prieskonių, kurių reikia labai labai nedaug ir juos pajausi. Gerai. Ir dabar dedame mėsą. Bet sakyk, ką negerai darau, bet... Sakys, viskas gerai. Šiaip, kaip ir pasiūlymas, dėl ko, pavyzdžiui, toks mėsos gabalas, o ne kitoks, tai aišku, vien to, kad lengviau bus susiviniot, bet ir labai svarbu, kad nebūtų viena dalis didelė, tarkim, didelis gabalas, o čia mažas, kad vienodai visgi keptų. Ir tada spėjau ant viršaus dar. Ta patį kartojame ant viršaus. Visi daug klaidų visokių kulinarinių žiūri, nes toks žiupsnys jau šefo. Šefą taip praktikuojasi, su marim, ne vieną mėsos šmotą kepėm jau, ne? Tikrai. Nu, kažkaip šitų imbierpipirių nepadaugint. Tikrai taip. Kadangi paragavau dabar, tai puikiai žinau. Jis apgaulingas gyvatė. Pradžioj gardumėlis, o po to, ateina aštrumas. Gajus toks. Kaip taip. Toliau. Toliau šiek tiek užviniojam iš abiejų pusių mūsų lapus. Čia padėsiu. Ir pabaigsime su šituo lapu. Liko kotas, matau. Taip, aš šitą kotą nupjausiu. Apsimainam. Tokį kaip ir Wellingtoną turim, ne? Taip, toks baltiškas Wellingtonas, sakyčiau. Na ką, ir dabar, dėl ko dar labai mėgstu lyną pasidėti, nes dabar daug patogiau bus užsilenkti tą molį mums. Galim nebe patį molį judinti, o jau tiesiog lyną su viskuo. Meiliai. O dabar jaučiuosi lyg suši sukčiau. Tai nuo Wellingtono link suši. Nuo Wellingtono link suši, visi procesai. Taip, labai neblogai nusiema tada. Kadangi yra kažkokia skylutė, nebėda, tiesiog nuo krašto pasiimu šitą ir užsiklijuoju. Esmė mums yra suklijuoti taip, kad nebūtų ten oro, ne? Kuo tankiau. Bet čia tikrai perteklius galim čiagi perdėti, ne? Taip, tai dabar keramiką užsiminėjom. Atrodo vienas patiekalas, tai ir Wellingtonas, ir keramika, ir sušiai. Čia pasimiksim rezervų, nes vis tiek kažkur gal reikės dar pridėti. Čia dar ir masažo kabinetas visgi. Dar ir masažo kabinetas, taip. Nors pagonišką ženklą dėsim ant mėsos, kaip ant duonų būna. Tai tada reikia. Taip. Gyvatėlė. Taip, bet tada darysim dvigubą. Elnio ragus, dvigubą gyvatėlę. Ir dabar pati sunkiausia dalis. Spėju nešim. Nešim. Ir dabar aš laikysiu, o tu sulyžę stumk. Dar iš čia. Darom taip. Stumk. Gerai. Va. O apkrautnam ar neapkraunam šiek tiek anglim? Oi, dūmai. Apkrausim, bet pirmą akimirką leisim šiek tiek lėčiau temperatūrai pakelti, kad nesuskiltų iš karto, supratau. Viskas, laukiam, kol molis nepradžius ir kol nepamatysim pirmųjų garų. Grožis, menas. Dabar laukiam. Tikrai ne vieną kartą mes kartu esam kepę kažką molį. Mane aš puikiai atsimenu, kad išmokė tėtis, kad va taip dabar kepsim istoriškai mėsą, žuvį, paukštį kažkokį, bet ką. O iš kur mes realiai žinom, kad būtent taip galima kepti kažkokią tai mėsą lauže? Atsakymo kažkokio konkretaus istoriško nėra. Yra nuotrupos. Galim matyti, kaip kepa krosnė, pavyzdžiui, molėm. Galim matyti tuose pačiuose gobelenuose, kaip kažką deda į laužą, kaip duonos kepalą. Greičiausiai duonos ten nedės. Apie archeologinius tokio dalyko įrodymus nesu iki galo įsitikinęs, kad kažką tokio turim. Bet čia jau gal šiek tiek ir logikos atsiranda, kad visgi molį kaip indą, kaip jau iškeptą padarytą dalyką, jį gan sunku transportuoti. O pačio molio žaliavos mes tikrai galim rasti daug kur, vietos yra gan puikiai žinomas, kokia turi būti terpė.
Ir jo išsiimti kelionės metu arba kažkokio žygio metu išsiimti ir tenai kažką išsikepti yra daug paprasčiau negu transportuoti didelį molinį puodą, kuris greičiausiai tuo metu dar ir suduš. Na ką toliau? Apeiginis daužimas vyks. Tai gal su tą pačią lyžę, kitojos galu. Puikiai. Kaip kokį kiaušinį. Puikiai. Taip, turim vieną vietą, kur ne, bet turim ir puikiai iškepusio. Gerai, pažiūrėkim. Štai koks gabaliukas. Jo. Ragaukim. Čia tas, kuriam labiau kepia patinka. Taip. Štai šitą. Puikiai. Bet tikrai jaučias prabanga. Tas aromatas ir iš krieno, ir iš to rozmarino. Ir tada ateina tas rojinio imbirpipirio toks specifinis skonis. Nu, čia jau tikrai šventinis. Nepabijokite senovinių maisto gamybos eksperimentų ir jūs. Ačiū keliaujantiems kartu, o po savaitės pakviesime jau į kitą ekspediciją. Iki kitų atradimų.